Kągi, tęsime mūsų laidą, prašau, Andrius. Svečiuojamės dabar pas vieną geriausių Lietuvos dizainerių Bronių ir pamatysime, kaip pas jį bute yra išspręstas daugam tikrai svarbios architektūrinės problemos ir daugam tikrai sprendžiami interjero klausimai. Ir aišku, praverėme duris ir pirmiausia, įėję į butą pastebime, kad koridorius yra išplėstas tam tikrą prasme baldų sąskaita. Fantastiškai išspręstas klausimas kalibras. Iškart pažvelgus į dešinį, iš karto pamatome virtuvę, kurioje yra patogumai buičiai, beje panaudotos visiškai naujos statybinės medžiagos. Dizaineris Bronis jau minėjo, kad pirmiausia, sprendžiant erdvės problemą, reikėjo iškloti tam tikrų... Reikėjo iškloti tam tikrų audinių, kuris susidaro, čia kaip žinot, kaip japonai, kur šiukšlės štampa darbo medžiaga. Aš atstumiau šitą sekciją nuo sienos ir apnuoginau tą tokią buitį vaizduojančią sieną, kuri, tarsi plytelių nuskabyta erdvė gavosi. Va, čia virtuvinė plytelė, taip. Dizaineris Bronis taip pat paminėjo, kad virtuvėje viskas sutelpa, pradedant pagrindiniais buities reikmenimis, baigiant reikmenimis ir katytei. Dabar paklausime, Broniaus, kaip pasisekė jūsų virtuvėje atskleisti tą tarsi čia, va dabar, kad mes esam, tarsi vidu jūsų virtuvės. Ir jautiesi tarsi būtum 17 amžiaus rokoko, teisingai, Andrius. Rokoko, fantastiškame rokoko, kame? Virtuvėje, dvasioje, tai pirmiausia. Pirmiausia, ką Bronis padarė, tai surinko 17 amžiaus baldus iš Rumšiškių muziejaus, tarsi atkartodamas tą dvasią, kur ir buvo buityje. Kaip pats visą tai įvertina Bronius? Kaip, mano kredo yra toksai. Mano kaip šalono metro ir modeliuotojo kredo yra viskas, kas po tavo kojom šniukžda, neaukščių paviršta, o tampa apdailos medžiagomis. Arba interjero, taip sakyt, reiškia detalėmis. Va, prašau dabar į svetainę užeit pas mane. Pirmiausia, Bronis pakvietęs parodė tikrai fantastiškai gražiai papuoštas ir dekoruotas lubas. Ir nuo to iš karto mes žvelgėme, kasgi kabo ant sienų. 19 amžiaus nenustatyto dailininko paveikslas, be abejo gautas tik tai juodajame turguje. Ir be abejo šį fantastišką... Aš atsiprašau, gautas, žinot iš kur, nelabai galiu sakyti, bet iš tikrųjų čia yra to, reiškia, Markangelo bažnyčios metropoliteno, reiškia, šitas meno kūrinys. Taip pat ant sienų sukabintas tikrai šaunus dalykas gautas iš Dovkės. Kągi, bet ne vienas pats Bronius daro visą šitą grožį, visą šitą dizaino, viršūnės, tobulybės viršūnę, teisingai. Kartu jam padeda ir jo geras draugas, kosmetologas Česlovas, kuris pasirodo gyvena kartu su Broniumi, kas yra labai dažnai pasitaikantis dalykas madų pasaulyje. Pirmiausia, ką dar įrengėme svetainį, labai norėjome pabrėžti šitą akcentuotą, kaip sakant, kanapą dabar vadinamą, išklotą 14 amžiaus Venecijos meistrų audeklų. Ir ne Venecijos, šito, Milano. Atsiprašau, mielasis. Taip pat, kaip sakant, išklotas 12 amžiaus lietuviškas austas kilimas, va čia. Tai prašom, čia geras kilimas. Taip pat pažvelgus į koridoriaus problemą, išsprendėme, kaip sakant, klausimą ir sumūrijom 2 atskiras sienas, tai yra voniai ir tualetui. Prašome pasižiūrėti. Čia matome dabar vonios kambarį. Vonios kambarys savyje įkūnija tam tikrą prasme tokį skurdą, kuris ribojasi su blizgesiu. Tam tikras šviesų žaismas, netgi būdingas voniai, išsaugotas yra ir tualeto kabinoje. Matome, tualetas yra lyg ir pats paprasčiausias tualetas, bet kita vertus taip, Andrius. Mes griebėmės svarbiausio puslapio, tai yra miegamasis. Surink tuos, staigiai surink filmuos, pasink savo triusikus, pasiimk. Šitą miegamą įrenginėjome kartu su prancūzų modeliuotojais ir dizaineriais.
Todėl šitas audeklas, kuris yra ištiestas ant lovos, yra genialiausias šito Givenchy modelis paskutinis. Givenchy, teisingai. Suderinę viską su šituo, su televizorium, gauname tam tikrą ir visą architektūrinę visumą, kurį įsilieja į balkoną. Sakyčiau, labai intimi visuma pas mus miegama, tu mano pupuliuk. Kągi, pamatėme, kaipgi savo būstą tikrai įrengia ne ką prasčiau negu pasaulio modeliuotojai Bronius ir Česlovas. Pasakysiu tau, Andriau, šiandien varai mane iš proto, fantastiškas kvapas. Kas čia yra? Labai šaunus kvepalai, tai yra Angel, naujausias šauniausias kvapas. Vanilė ir šokolado papuoštas kvapų aromatas, išriskinantis trečiaeilę kvapų puokštės, o dieviškais fantastiškais atspalviais. O kuo tu šiandien kvepi? Šiandien, Andrius, aš išsikvepinau fantastišku kvapu, kuris vadinasi CKB. Tai Pavu, pakvepink mane. Tai tarsi. Mano pupuliu. Nesijuok, brangusis, nesijuok. Tai yra fantastiškiausias kvapas, kokį kol kas dizaineris Calvin Kleinas galėjo pateikti vartotojui, apibūdindamas bendrą idėją, kad jau 20 amžiaus pabaigoje, amžių sandūroje, lytis praranda prasmę. Kam jinai iš vis reikalinga? Koks Be abejo. skirtumas tai yra? Gerai, svarbiausia, panagrinėsime tai, kuogi šiandien kvepinasi Žymiausi Lietuvos žmonės. Taigi, Bronius. Nu ką, aš anksčiau kvepindavausi, kaip sakyt, denimu. Nu ką, atsibodo jis man toks, sakyčiau, geras buvo kvapas savo laiku. Dabar labiausiai mėgstu Gillette paskutimuose. kuogi kvepinasi Česlovas. Nu, aš kvepinuosi, mėgstu šitą Old Spice, kur toks plačiai reklamuojamas. Bet iš visų kitų tai labiausiai mėgstu dezodorantą Lady Stick, kur tinka ne tik vyrams, bet ir moteriams. Tiktų vyrams, bet tinka ir moteriams. Kuogi kvepinasi seniausias Lietuvos madų kūrėjas Albinas? Šūdais. Kągi, pažvelgiame, kaip sakant, į mados užkulisius, tuo galbūt kuo kasdien jūs galite pasikvepinti. O kuogi kvepinasi Maskvos promauteris bei klubų laikytojas Igoris. Kažrėlį. O kuo kvepinasi Zbignevas? Aš visada mėgdavau kvepėsi tokio gerų vyriškų kvapų. Tai būdavo anksčiau šipras, po to tai buvo skaičimas į kremas Svoboda, o dabar aš labiausiai mėgstu, žinai ką. Mėgstamiausias mano paskutimas į Vando yra... Ir pagaliau jaunimas, kuo kvepia šiandien Lietuvoje, Filadelfijus. Kuo jūs kvepinatės? Kaip sakant, natūrali gamta, natūralus grožis, toks mano jau dizainerio, kaip sakant, kredo. Bet, aišku, dievinu Calvin Klein CK1. Sakyk,